Žmogus perka ne tvorą, žmogus perka namą. Taip pokalbio pradžioje pasakė pašnekovas jau ne vienerius metus montuojantis tvoras. Todėl jis tikrai žino, kad tvora dažname projekte nebūna prioritetas. Tačiau yra ypač svarbi. Nuo jos prasideda ir saugumas, ir privatumas, ir gyvenimo savame sklype patogumas. Todėl jai dėmesio reikia nepagailėti. Atvažiavę atstovai nuo modernios tvoros, mums visų pirma davė rekomendacijas. Kokia tvora mums tinka, kokia netinka, kiek turi būti skersinių. Kai kuriuose vietose pas mus tarp stulpų yra netgi truputį didesni atstumai, davė tikrai geras rekomendacijos, kaip reikia pritvirtinti prie stulpų, kaip tvoralintis bus tvirtinamas, su kuo jos bus tvirtinamas. Išgirdėmės tas rekomendacijas, žinoma, atsižvelgiam į kainą, nebuvo brangiausias variantas, išsirinkta yra vidutinė, bet mums labai patiko mokėjimo planai, darbo grafikai. Ir visas servisas iš tikrųjų buvo nuostabus. Geriausia rinktis ekspertus, kurie tiksliai žino, ką daro ir moka padaryti tą statybų aikštelį, sakykime, įrengti tą tvorą nuo A iki Z. Kai yra tvora, sakykime, ten paprasta, nieko nėra sudėtingo, sakykime, viskas čia yra paprasta. Kai ten žmogus nori kažkokią tai vieną kraštinę atsitvert, kur yra vieno aukščio, labai paprasta, neilga, viskas yra ok. Šitoj vietoj žmogus gali ir sutaupyti kažkiek, sakykime, ir įsirengti tą tvorą, sakykime, jeigu turi atitinkamus tai įrankius. Bet jei tvora ne 15 metrų ilgio, juk sklypai būna įvairūs ir tvoros nevienodos. Mes, kai susidurėm su tokiais iššūkiais, kai, sakykime, tvoros yra skirtingų aukščių, tęsiasi ne vieną 10 metrų, sakykime, ir 50, ir 100, ir 200 metrų, ir visą tą estetinį vaizdą išlaikyti ir tvoros lygį, ir visą kitą, ir visokius perėjimus, ir privedimus prie esamų jau, sakykime, objektų, prie esamų tvorų, sakykime, geriausia tai yra palikti jau ekspertams, nes šitoj vietoj žmogus susidurs su tokiais dalykais, kaip ar čia galiu tą padaryti, ar negaliu, ar tai pavyks kažkaip užslėpti, sakykime, taip, ar pavyks išspręsti tą mazgą, ar vis dėlto ne, sakykime. O kai, sakykime, kai mes įrenginėjom šitas tvoras, tai mes jau nuo A iki Z viską žinom ir jeigu įrenginėjom nuo pagrindų, reiškia nuo pačių stulpų, bortelių, vartų ir taip toliau, mes viską žinom, kur kaip ką padaryti, kur galbūt kažką pastumti, galbūt nedaryti, galbūt iškelt, galbūt pakoreguoti ir galbūt pasitarti su klientu, ar jam tai patiks. Reikėtų pamastyti apie tolimesnius pasikeitimus, gal norės privatumo, reikės tvorą keisti į skardinę, kuri suteiks privatumo daugiau, bet tokiu atveju jau prieš tai padaryti darbai, jie gali būti netinkami, blogai parinkti stulpai, per silpni ir panašiai, tai tada kainuos daug daugiau žmonėm pasikeisti tą tvorą į naują. Tai šitus dalykus reikia iš karto numatyti. Juk sutikite, kad reikia ne tik estetikos, bet ir funkcionalumo. Tvora privalo būti tvirta ir ilgaamžė, jeigu yra toks poreikis, ji turi užtikrinti privatumą. O vartai ar varteliai juk tam ir įrengiami, kad užtikrintų įėjimo ar įvažiavimo saugumą bei komfortą. Bet gyvenime nutinka, kad trinkelės jau įrengtos, o elektros kabelį prie vartų automatikos kažkas pamiršo. YouTube'as yra gerai, kad pamoko mus tų techninių galbūt dalykų, kaip preliminariai pasidaryti kažką. Bet esmė yra tokia, kai tu atvažiuoji į objektą ir tu matai, kad reikia ir tą, ir tą, ir tą padaryti, automatiškai išauga sąmatos kaina, kur kažkas nepadarė iki to, ką turėjo padaryti. Ir šitoj vietoj susiduria žmogus su tom problemom. Tai sakyčiau, kartais reikėtų iš tikrųjų šiek tiek pagalvoti iš anksto ir pasidaryti kažkokius tai namų darbus tokius prieš paruošiant kažkokius tai pagrindus, kaip minėjau, trinkeles ir visa kita, nes su vartais dažniausiai ir būna tokių galbūt esminių problemų, kad nėra paruošti normaliai pagrindai, sakykime. Ir žmogus čia susiduria su tom problemom. Nėra kabelių pravestų, banketė įruošta, sakykime, netinkamai, ant kurios turi stovėti vartai, ne pagal reikalavimus, sakykime, stulpai netitinka storio ir panašios problemos, sakykime. Bet čia yra tos pagrindinės, kurios yra reikalingos norint įsiruošti normaliai, tvarkingai vartus, kiemo vartus. Todėl pašnekovas nuoširdžiai primena, prisiminkite tvorą ne paskutinėme etape ir pasitarkite su savo amato profesionalais, kurie jums pasiūlys ne tik kokybę, bet ir laiko išmėgintus bei pasiteisinusius sprendimus.